Moksleivė, jaunuolė, palydėk vasarą. Paskutinį vasaros penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, Švenčionių miesto parke būriavosi vaikai, jaunimas, skardeno smagūs balsai, skambėjo muzika ir liejosi daug spalvų. Atvira jaunimo erdvė, kultūra atvira tik atei 4 ir Švenčionių papildomo ugdymo centras čia sukvietė visus į smagias vasaros palydėtuves. Renginio globėjai rajono meras Vytautas Vigelis ir Švenčionijos labdaros ir paramos fondas. Meras Vytautas Vigelis pasveikino susirinkusius, palinkėjo mokiniams ir studentams sėkmingų mokslų bei kuo tiesesnio ir sėkmingesnio gyvenimo kelio, o vasarą palydėti su gera nuotaika ir puikiai pasilinksminti. Pramogų ir užsiėmimų tą vakarą buvo apstu. Aikštelėje emocingai vyko krepšinio turnyras 3-ant-3. Įvairaus amžiaus jaunimo komandos varžėsi negailėdamos jėgų, o po varžybų nugalėtojams medalius įteikė rajono meras Vytautas Vigelis. Jis pasveikino ne tik krepšininkus, įteikė padėkas rajoną ir Lietuvą pasaulyje garsinančioms pabradiškiams, ėjikėms, sesėms Monikai ir Živiliai Vaiciukevičiūtėms. Aktyviai rajono gyvenime dalyvaujančiai, padedančiai jaunimui vystyti įvairias veiklas studentei Kristinai Spirodonovaitei. O nuo rajono jaunimo reikalų tarybos visoms organizacijoms buvo įteiktas didžiulis tortas. Aplipę stalai buvo ir norinčių mokytis dekupažo bei makiažo ir manikiūro subtilybių. Juk tai labai svarbu – sužinoti ir naujausias makiažo manikiūro tendencijas. Pasitikrinti, kokios spalvos pačios madingiausios šiais laikais. Koks makiažas tinka, kaip taisyklingai susitvarkyti ir nusilakuoti nagus ir panašiai. Populiarios buvo ir sportinių šokių pamokėlės. Vaikai ir jaunimas noriai mokėsi žingsnelių ir ritmiškai judėjo skambant uždegančiai muzikai. Puikų koncertą surengė ir rajono jaunimas. Plojimų žiūrovai negailėjo ir dainuojantiems, ir gitaristams, ir pramoginių šokių šokėjams, ir modernaus šokio atlikėjams. Švenčionijos labdaros ir paramos fondas vasaros palydoms padovanojo ir grupę iš sostinės Dar. Beje, vienas iš jos narių, Grūdas, kilęs iš mūsų rajono. Dar ir švenčioniškiams buvo smagu sulaukti savo kraštiečio ir jam apsilankyti gimtajame rajone. Tačiau ir nuotaikingų koncertų linksmybės dar nesibaigė. Buvo surengtas ugnies šou, o vėliau ir naktinis filmas Po atviru dangumi. Parodyk, ką čia per šiušą radai. Parodyk, kas čia yra. Va, atrankai realybės šou, galvoju, gal sudalyvauti reikėtų. Jau kam, bet ne tau žinok. Ai, ką tu supranti? Jo, tu nesi nevykėlis, tik to, kaip apsimetė, ne? Nebesvaik, gerai? Tai davai, lažinės. Iš ko? Iš to, kad tu čia nepateksi. Ai, aš ir taip žinau, kad patekčiau.